Mes esame Akmenės gimnazijoje, dabar yra tamsu 12 val. Nakties. Mes einame filmuoti vaiduoklių, nes mes esame dabar vaiduoklių ieškotojai. Taigi, eime, paskui mane. Greičiau, turėtų kaip tai. Girdėjai? Kas tavo? Aš manau, čia tikrai. Dabar yra po 12:10, tai turėjo prasidėti pats puolimas. Žiūrėk, ten šviesa, kas jungia šviesą. Mes vieni esame, mes vieni patys mokykloje. Kasgi ten galėjo būti? Greičiau, aš matau kažkas judesis, mes turime tai nufilmuoti. Greičiau. Bėgam. Aš bėgu. Tai antra dalis. Einame dar filmuoti vaiduoklių. Man taip atrodo, mes ką tik išgirdome dar daugiau garsų. Dabar yra apie 3 val. Ryto. Taip, priekyje mes matome kažką einant. Tai yra labai šokiruojantis faktai. Man baisu, ką man daryti? Nežinau, mes tiesiog turime susidurti su tuo, nes mes prižadėjome išsiaiškinti. O Dieve, ar girdi? Negirdžiu. Palauk. Siena! O Dieve! Kas tai? Nežinau. Bėgam. Jie dviese! Greičiau. Kas tai? Ar tu gyva? Į mane įsikūnija. Kas tai? Kas tai dvigalų pagalsų? Ne, jie mus puola. Tu sutikai vaiduoklį? Štai sutikome vaiduoklį, tai yra mūsų 3 filmavimo dalis. Mes pagaliau susibendravome iš po pirmos dalies. Antros. Pirmoje dalyje mes šokome, antroje užpuolė mus, bet pagaliau sutikome ir jis sutiko iš tikrųjų paskaityti interviu, tai ką manote apie šią gimnaziją, ar čia gera jums vaidentis? Taip, jis tikrai nėra kalbus, bet iš tikrųjų labai galime, kad ir bendrauti, kažkaip bendradarbiauti, surandame bendrą kalbą ir tikrai nebus problemų. Bet koks jis baisus? Baisus, nieko tokio, negali visi būti gražus. Tai iš tikrųjų pasistengsime susidraugauti su daugiau jo draugų ir gal netgi pavyks susukti 4. dalį, o dabar gal paieškome, jis ves pas savo draugus. Partneris. O Dieve, matote? Ką jį daro? Sukasi kokoną. Ką jį daro? Kodėl jis slepiasi? Jie tikriausiai yra alergiška mano kamerų. Jie vėliausiai, jie nori pasibelsti kažkokiu kitu daiktu, kažkokiu kitą būtybę. Arte, kuo jis spauti? Kas tas Arte? Ką jį kviečia? Ką sakėt? Pakartokit. Kokie čia burtai? Tai gali būti. Arte, kuo jis spauti? Kokie čia burtai? Sakė, Arte, kuo jis spaudi? Kas tai gali būti? Čia lotyniškai. Man taip atrodo, čia yra centus kramentos. Tu baig kalbėti ispaniškai, to kalbėto. Kokia keista kalba? Dieve. Ar to rytą tu mažai pagerito? Nieko nesupranti to. Man atrodo, tai yra lotyniškai iš tikrųjų sekreto, mindreto, tai reiškiasi pabaiga. Nublelė štep, kad mano naujas. Kodėl keikiasi rusiškai? Nu čia mano nauja kalbra. Šiaip pabaisi moka rusiškai? Tai yra visiškai neaišku. Mano nauja kalbra, debilai. Kodėl vartoji tokius iš tų žodžius? Mes nieko negalime suprasti, bet jie kažką kalba su telefonu. Noškė, unklok. Noškė. Oh my god, it's my Nokia! Jie atimė telefoną iš gyvo žmogaus. O Dieve, gal tai nori kažkoks susisiekimas. Susisiekimas su visata. Įrodo kažkokius neaiškus ženklus, matyti. Bandai iškviesti raganas. Galbūt, mes tikrai nežinome, mes po to turėsime ilgą tyrimą, ilgą ir nuoseklų tyrimą. Išsiaiškinti, ką reiškia visi tie lotyniški žodžiai ir susisiekimas, bandymas susisiekti. Lina, jis нет.
Нет, а я мне Тома, я... Aš nieko nesuprantu. Tai per daug visų einame, išeinam. Bėgam. Jie kažkokie darosi keisti. Net gyvas patinas bėgam. 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 Jie kartais tampa Ne, mane užpuolė. Greičiau, bėgam. Ne, jis mane puola. Aš jį pažeidžiau. Bėgame, nes jie būna draugiški ir tampa tiesiog agresyvus. Ar tu gyva? Gelbėkis. Aš jam nukritu galvą. Pavirtų vaiduoklį. Aš buvau ką tik mirusi, nesuvokiau, ką darau. Visiškai nežinau, neatsimenu nieko. Užpuolam paskutinį vaiduoklį. Puolam! Manau, taip ir turėtume pabaigti šią pabaigą, nes neaišku, kas bus toliau. Laukite kitos dalies.